Vakaras, ponai ir ponios, Dzūkijos veidas pradeda pro tinklalaidės filmavimą XXL vasaros terasoje. Ir šiandien pas mus svečiuose žmogus užgesinęs gaisrą, žmogus atvežęs selą į Alytų, portalo Dzūkijos veidas administracijos apklausos duomenimis pagrindinis kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Pasitikime garsiomis ovacijomis Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Sel atvežtas į Alytų. Ar tai buvo pats fantastiškiausias, daugiausiai garso ir šviesų turėjęs ir pats nepamirštamiausias jūsų kaip mero darbas? Klausimą atsiuntė mūsų žiūrovas vardu Egidijus D. Tai pirmiausia, labas vakaras visiems. Aš manau, kad ne pats įspūdingiausias ir daugiausiai šviesų sukėlęs, nes šviesų buvo daug ir per gaisrą, dūmų taip pat, o šiaip tai kiekvienais metais Alytus kažko stebina ir pirmiausia, tai šventė buvo jūsų visų. Tačiau selas, ką padarė ir kiek buvo žmonių, mūsų pirminis skaičiavimas daugiau nei 45 tūkstančiai, per visas miesto dienas beveik 60 tūkstančių, tai tikrai žmonių buvo daug. O renginys, aš nežinau, ne man spręsti, jums spręsti. Ačiū ir jums, kad jūs buvote. Tai tikrai renginys pavykęs. O iš tikrųjų, kam gimė tokia pirminė mintis atvežti bene garsiausią, bet ir skandalingiausią grupę, kuri renka stadionus, arenas į Alytų nemokamai per miesto dienas? Tai žinote, per šias miesto dienas koncertavo 61 atlikėjas. Tai buvo nuo Šiškausko iki Kapelų, nuo Kapelų iki Selo. Tai turėjome daug atlikėjų ir man pačiam dar 2020 metais teko bendrauti su Egidijum. Mes buvom sutarę, kad 20-aisiais jisai koncertuos per miesto dienas. Tačiau nutiko, kas nutiko, nutiko COVID-as, renginiai buvo uždrausti. 21 metais taip pat negalėjome švęsti, 22 metais nutiko karas ir šitoje vietoje kažkas prisišnekėjo ir 3 metus laukėme ir šiais metais vis dėlto išdrįstome, nes girdėjome, ko žmonės norėjo, o svarbiausia girdėti, ko žmonės nori, tai žmonės norėjo. Buvo įvairių nuomonių, buvo ir peticijų, ir buvo didelio nepasitenkinimo, bet mums tai miestui padarė didelę reklamą, miestas nuskambėjo per visą Lietuvą. Ir neįdėjome nei cento į reklaminę kampaniją, nes viską tai padarėte jūs, žmonės, ir iš tikrųjų, manau, kad renginys pavykęs. Kas derėjosi dėl kainos? Ar turbūt nebuvo taip, kad, negi kiek kainuoja? 30, gerai mokam. Aš žinau, kiek kainuoja Egidijus prieš... Kiek jis kainuoja šiaip? Kiek kainavo anksčiau, tai kainavo, mes turėjom vieną rėmėją, 20 metais buvo suma pasakyta 50 000 eurų. Pusė tos sumos buvo siūlė padengti vienas rėmėjas, mes sutikome, bet šiais metais mums kainavo 30 000. Tai aš manau, kad čia mes buvom naudingi ir Egidijus mums, ir mes Egidijui, nes galbūt mes šiek tiek reabilitavome, padarėme koncertą ir aš abejoju, ar poryt berods, ar rytoj ir poryt bus jo koncertas Palangoje ar Klaipėdoje, tai aš abejoju, ir jis surinks tiek žmonių, kiek surinko Alytuje. Šiai dienai, kas yra populiaresnis Lietuvoje? Nerijus Cesiulis ar Egidijus Dragūnas? Manau, Egidijus. Kiemas, čia yra mano kiemas, šalin rankas. Ar vaikščiodamas po Rotušės aikštę neniuniuojate šios dainos motyvų? Ne, nedainuoju ir neniuniuoju, nes yra kas tai niuniuoja ir kas tai už mane daro geriau. O jei rimtai jaunystėje klausėte Selą? Aš manau, kad čia kokios 3 kartos su Selu užaugo, tikėtina, ir vyresnioji karta žino Egidijų Dragūną, gal žino daugiau iš skandalų. Nežinau, mano karta, kuri čia yra karta, tai tiesiog mes užaugom su ta muzika, jaunoji karta, aš mačiau renginyje, lygtai dainuojant žodžius, rankas pakėlė, manau, kad ir jaunoji karta žino. Tai aš manau, kad tai yra kaip kokia nors, nežinau, Butkutė Džordana, kuriuos dainas žino visi ir sako, man nepatinka, tačiau po 12 jau Balyje prasideda žino dainas ir dainuoja, ir tada patinka. Ar bus jau šį sezoną Šeškaus ir Guogos LKL krepšinio komanda Alytuje? Interesuojasi Tomas Pač. Iš tikrųjų, tai nenoriu čia daug šnekėti. Yra daugybė kalbų, galbūt yra daugybė interesų žmonių, o Alytus myli krepšinį. Kol kas mes esame pasižadėję savo turėti krepšinį NKL lygoje, tačiau turime pasiūlymų ir žaisti
aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje. Tačiau žaisti aukščiausioje ir būnant pačiam gale irgi nesinori. Tai arba ateiti ir parodyti, ką moka dzūkai, arba galbūt neiti. Tai kol kas vyksta tokius pirminės dėrybos, ar turėsime rėmėjų, ar surinktume komandą, ar spėtume tai padaryti, ar ta licenzija, kurią Žiemelis kažkada nupirko iš Alytaus, ar jinai galėtų grįžti atgal į Alytų. Tai yra daug klausimų ir tai yra nemažai pinigų. Tai kol kas visą tai žiūrim su atsarga, bet apie tai šiek tiek šnekamės. Visi sako, kad dabar jaunimas jau nemoka pramogauti. Prisiminkim, kaip vaikystėje, jaunystėje jūs pramogaudavote, dar iki to didžiajamo laikų. Ir tokie, kad palengvint tą klausimą, ar esat lipęs per medvilnės tvorą ir vogęs tuos metaliukus, iš kurių darydavom bumerangus? Jos vadinosi lamelė, man atrodo, jie gerai prisimenu. Ar gaminote salietrigį popierių, gal tarkavote tanko ratus ir sprogdindavot bandoškės, ir ar esate dėjęs monetą ant bėgių, kad ją suplotų pravažiuodamas traukinys? Lamelių nereikėjo vogti, nes mano mama praneždavo iš darbo. Pardavinėdavo? Ne, mainydavau kieme, nes ten buvo mainų rinka, tuo metu galiojo. Skelbių LT nebuvo ir pagal LT. O taip, salietinį popierių, nes reikėdavo prasimanyti pramogų ir per, tarkim, du minoškės. Ar skrisdavo, jos į blizgutį susuktos pakankamai neblogai. Ir tanko ratai buvo, nes Alytuje prie tokio viešbučio signalas stovėjo tankas, tai ten mes jį padroždavom, jei turėdavom geras dildės. Jis tarkavo dabar iki nulio. Buvo jaunystėje, manau, kaip ir man taip tavo, galbūt kaip ir kitų žmonių, labai labai panašiai. Tiesiog kieme daugiau būdavom, nes šiandien savo sūnui prižadėjau, kad jeigu ateis čia nupirksiu pizzą, tai jis tik dėl to atėjo, kitu atveju būtų sėdėjęs prie kompiuterio. Tai šitai vienaip ir kitaip tenka kažką aukoti arba siūlyti. Dažnai važiuodavot prie ežerų su palapinėm ir kas ten vykdavo? Ir rytoj tikėtina važiuosiu, o kas palapinėse vykdavo ir prie palapinių vykdavo? Vykdavo, ne, tai mums aišku įdomiau palapiniai turbūt. Aš manau, viskas kaip ir pas normalius žmonės, viskas vykdavo taip pat. Gerai, mano pusbrolis yra miegojęs prie ežero, kai nuvažiavom ant Fort Grenada stogo. Kokia įdomiausia vieta, kur jūs esate miegojęs? Ir, palaukit, dar čia klausimas nesibaigia. Ir ar yra taip, kad atsikėlėte ne su tuo, su kuo užmigote? Dažniausiai su kuo užmiegu, su tuo ir prabundu, arba prabundu po to vienas. Tai, o šiaip tai, kur įspūdingiausiai miegojęs, tai aš labai daug keliauju su motociklais. Tai esu įspūdingose vietose, ir fjorduose, ir kalnuose, ir ant lieptelių įvairių, ir prie bažnyčios, ir kai važiuoju motociklu ir sutemsta, tai ir kai neturi jau nepasiekė vietos arba sugendi, tai tenka rinktis tam tikrų variantų, tai tikrai tekia nakvoti įspūdingose vietose. Fort Grenados neturėjot? Kokia pirma mašina buvo? Turėjau pirmą mašiną mėlyną Honda Civic. O spalva kokia mėgstamiausia jaunystėje buvo mašinos? Mėlyna. Nes ir turėjau. Vienintelis klausimas apie padangų gaisrą. Neseniai buvo Joninės. Ar jaunystėje buvote šokinėjimo per laužą čempionas? Aš pamenu vienas, gal net ne Joninės, apie šokimą per laužą, kai mano vienas draugas šokdamas per laužą slystelėjo ir įkrito tą tikrai tą žodžio prasme į laužą ir apsidegino labai stipriai rankas, tai teko vežti ligoninę ir nuo to laiko su ugnimi lygiuosi pakankamai atsargiai. Įdomus ten pas jūs tie vakarėliai prie palapinių. Apie poilsį dabar klausimas. Ar būnant kiekvienam miestiečiui žinomų veidų, negi neįmanoma ramiai pailsėti Alytuje? Kodėl jūs visada bėgate prie to savo ežero į sodybą? Po klausimų pasirašo Ilgio ežero leščiai. Tai iš tikrųjų, ne, aš visą žiemą gyvenu ir rudenį, ir pavasarį mieste, o vasarą turiu galimybę būti sodyboje, nes vaikams patinka ežeras, man pačiam patinka žvejoti, tai tiesiog aš šiek tiek atitrūkti nuo miesto, bet vis tiek mieste praleidži didžiąją dalį, nes dirbi ir vasarą darbai nesibaigia, tai tikrai nepabėgu iš miesto labai labai toli. Išsiaiškinau, kad mėgstate žvejoti, kada užsuksite pas mane porai nuotraukyčių pažvejoti? Klausia Barštys T. Žvejoti, aš manau, galima visur ir žvejoti ten, kur kimba, o žvejyba man tai ne iš viso ne apie žuvis, man apie galimybę pabūti su savimi, pažiūrėti į plūdę ir tiesiog pabūti gamtoje, nes
to labai reikia. Kokią didžiausią žuvį esat pagavęs? Va tokią. Lydeką esu pagavęs, kokių 4 kg gal, o šiaip karšių pagavęs apie 2,5-3, bet nesu kažkokių tai didelių žuvų labai pagavęs. Vieną kartą žvejojau jūroje, buvau nusivežęs brolį į žvejybą gimtadienio progą, tai net galvos nepakėlė, nes visą laiką vėmė nuo jūros lygos. O šiaip kažkokių labai didelių žuvų nepagavęs, bet gal dar tas mano didžiausia gyvenimo žuvis dar laukia manęs. Dažnai medžiojate, kiek žinau. Kada maždaug po sėkmingos palaukiminės medžioklės grįžtate namo, kurią valandą? Tai priklauso, kur medžioju. Jeigu toliau medžioju, kai kada net negrįžti namo, nes... Ne, čia darbo dienom kalbam. Darbo dienom? Praeitą savaitę grįžau gal 3 nakties, gal po 4. Tai va, ir ar esate užsnūdęs darbe prie savo darbo stalo, ar kokioj kitoj vietoje? Tai raujasi po šio klausimo jau turbūt tik buvęs aukštas valdybės pareigūnas Bronius. Tai tikrai ne, darbas yra darbas ir darbą reikia atlikti kokybiškai. Nemiegu darbę, man nepatinka. Aš tai esu pramiegojęs vieną dieną. Jūsų darbo langai yra tiesiai prieš miesto kavinės. Turbūt dažnai pasižiūrite pro langą. Ar neapima liūdesys, kai ten jūsų draugai dzūkuose nuo ryto jau gurkšnoja alutį, o jums prieš akis visą dieną sutikimai su gyventojais, vizitai, pasitarimai, klausimą užduoda ta pati jaunystės kiemo chebra. Tai iš tikrųjų, jeigu kažkas nors pakeltų akis į 2 aukštą, kur yra mano kabinetas, mano kabineto žalėzės visą laiką yra užleistas, kad nekiltų pagundos žiūrėti ir neblašytų dėmesį. O šiaip tai aš net nepamenu, kada žiūrėjau... Širdies neskaudėtų. Pro ofiso langą net nepamenu, kada žiūrėjau, nes tiesiog per daug žmonių, per daug susitikimų ir per daug veiklos. Ar visi žinote, kad mūsų meras jaunystėje buvo didžėjus? Gal žinote, koks buvo jo sceninis vardas? Sūnau, nespėjau. Aš žinau, perklausiau visus tos podcastus jūsų DJ Plastic. Ponai ir ponios, DJ Plastic! Man tik labai įdomu, nes jūs ir toj laidoj, man atrodo, neatsakėte į klausimą, iš kur čia toks pavadinimas. Žinot, kažkas tai visą laiką jaunystėje turim kažkokius dievukus, kuriuos norim lygiuotis ir panašiai. Tai mano dievukas buvo tuo metu, aš nežinau, ar jis dabar šiuo metu dar yra gyvas ir groja. Toks buvo Plastic Man, jis buvo pakankamai garsus, jis tokį grodavo čialautą ambientą, tokį pakankamai, ir man jis labai patikdavo, aš jį dažnai grodavau, tai tiesiog, kai reikėjo pasivadinti kažkaip, tai taip kažkaip ir gimė. Tai mes turėjom kolektyvą 3 žmonių, mes vadinomis ufologai, aš nežinau kodėl irgi, bet buvom labai tuo metu populiarūs ir kas draugavo su mumis, gaudavo skrajučių arba patikimą nemokamai renginius, tai mes turėjom tuo metu labai daug draugų. Tai jeigu apie nemokamus renginius, tai nematau, kad mergaitės ar berniukai eitų pasimti apyrankių ir gautų nemokamai tą soliarimo deginimas į 9 minučių. O primenu, kad kas valandą, jeigu eisit, gausit kiekvieną kartą vis naują seansą. Ar kas atsimena, Goda, ar kas atsimena 2000 metais maždaug koks buvo minimalus atlyginimas? 5 eurai. Na, atskaičius mokesčius, taip. O mūsų meras uždirbdavo ten po 1000 litų už vakarą. Tai... Šito nežinojau. Tai... O tėvukas jūsų minėjot, kad gaudo 500. Ar jums nebūdo sarmata žiūrėti į akis grįžus po tų naktinių tūsų? Aš manau, tėtį būdavo sarmata žiūrėti į savo sūnaus akis, kai grįždavo 6 ryte. Bet tik iš tikrųjų tai darėm labai įdomius ir gerus vakarėlius ir būdavo, kad į vakarėlį telpa 500 žmonių, o dar už durų laukia 500, kada kas nors išeis ir galės įeiti. Tai aš pamenu vieną rytą, kai prabudau ir bandžiau suskaičiuoti, kiek uždirbau, tai atskaičius visiems didžėjams apsaugai už barą, už patalpas, už aparatūrą, man tuo metu buvo likę 2100 litų. Tai mano tėtis uždirbdavo 460 litų, tai aš už vakarą. Tai tuo metu tikrai buvo laikas, kai buvo geras gyvenimas. Ir dabar neblogas, bet tuo metu uždirbdavai, kaip, nežinau, per vieną vakarą, jeigu dabar minimali alga apie 800, gal truputį daugiau, tai jeigu 5 algos, 4000 už vakarą. Yra didžėjai, aš manau, kad šiandieną didžėjai, kurie gros, gal ne tiek uždirba, bet tikrai uždirba. Būtumėt mokėjama ir sodrai, būtų tie patys 500 likę.
Donatas teiraujasi, ar daug muštynių būdavo šokiuose. Ir ar esat mušęsis vienas prieš kelis. Nes tie mušasi vienas prieš kelis, kur draugų neturi. Bet aš kaip suprantu, jūs turėjo daug tų draugų ir greičiausiai pas jūs tas variantas būdavo, kad keli prieš vieną, taip? Žinote, kažkaip tai aš prisimenu tuos laikus, gal tie žmonės po to išvažiavo iš Alytaus, kai atsidarė 2003 sienos ir galimybė važiuoti laisvai pasidarė į Europą 2004 metais. Tai aš pamenu, kad tuo metu buvo labai populiaru ir būdavo miesto sodas, viena pusė, tarkim, kairė pusė, kur žalioji mokykla ir dailės mokykla, ten būdavo, sėdėdavo reiveriai ir pankai. Kitoj pusėje sėdėdavo tokie su treningais. Ir dažniausiai, kur būdavo reiveriai ir pankai, visą laiką ten būdavo merginų, visą laiką būdavo intelektualų, visą laiką būdavo alaus, o tie, kurie kitoj pusėje sėdėdavo, pas juos būdavo tik pagiežos ir noro ką nors primušti. Tai iš tikrųjų tikrai teko visokių variantų, nes tuo metu aš nerūkiau ir iki dabar nerūkau ir visą laiką paklausdavo, ar turi rūkyti. Kai sakydavau, neturiu, nerūkau, tai ko žiūri, nors jį nežiūrėdavau net. Ir tuo metu įsirutuliaudavo tą situaciją. Tai buvo įvairių situacijų, kad tekdavo, bet pats pirmas nepradėdavo, neinicijuodavo mušinių. Bet šiaip tai dabar manau, kad šitie laikai keičiasi, nors pažiūriu laidą Faros. Ta prasme, pirmas jau pradėtumėt. Pažiūriu laidą Faros, tai manau, kad dar visko yra Lietuvoje ir gal tik tai nesilankai ten, kur to būna. Dažnai pamatot pažįstamų veidų per tą laidą. Pažįstamų pamatau ir policininkų pažįstamų veidų pamatau, nes mano žmona policijos pareigūnė, tai matau jos kolegas, kaip sunkiai dirba. Gerai, pakalbam šiek tiek apie draugus. Ar dar kas nors šaukia jūs, kaip sūnus girdėjom, Nierka, ar jau visi tik ponas Nerijau? Man tai tu galbūt vienintelis ir sakai Nierka, nes visi Nerijau vadina, o šiaip tai turiu draugų, kurie ir darbė, ir visi kiti, man patinka, mane kreipiasi vardu, ne pareigomis, nes pareigos vieną dieną tu esi meras, kitą dieną tu nesi, o Nerijus tu būsi visą gyvenimą. Nekelia didelio susierzino, kaip tokie, kaip aš, mažai pažįstami žmonės, jūs kreipiasi familiariai. Žinot, man patinka, kai kokie antrą nakties paskambina, nežinau, iš kur gavę telefoną ir pradeda klausti, kaip man gyventi sekasi. Tai gal čia nervina, o šiaip tai yra mano darbas, aš žinau, kur einu ir... O atsakot? Atsakau kažką, kad bėgu, gal atsakau greičiau. Ar išliko visi sėdėjai draugai, kurie buvo iki jums tampant mero ar žvaigždžių lyga, vis dėlto daug jų atsijojo? Draugai susirgo žvaigždžių lyga ar kas? Ne, iš tikrųjų tai visi draugai, kurie buvo, yra ir manau gal daug metų dar bus, nes draugai nėra jų tiek daug, kad galėtų juos vadinti draugais. Tai aš manau, kad viskas gerai su jais. O naujų daug atsirado, kur pradėjo ten kviesti visus ten krikštynas, gimtadienis, šventės, bile kokias, Žintų kaimą. Turiu pažįstamų dabar daug. Bet draugų turiu tiek, kiek turiu. Kiek galbūt ir turėjau. Gerai, dabar turiu tokį testą labai įdomų. Tai čia rimtas testas, parengtas pasaulio mokslininkų. Paskui pasakys kokios ryties, kad neišduot. Atsakymai po kiekvieno klausimo turite vieną lygį, 1 sekundę ir turite pasirinkti vieną variantą iš 2. Kelionė motociklo, žvejyba Norvegijoje. Kelionė motociklo. Alus ar pelyno trauktinė? Alus. Mėsa ar tortas? Mėsa. 3 dienų medžioklė su draugais Jūrbarke ar ultra viskas įskaičiuota, savaitė su šeima Turkijoje? Pirmas variantas. Paplojam. Nu gerai, Godas sako, sakyti reikia antras variantas. Kad būtų Alytuje didžiausia Lietuvoje santykinai ekologiška gamykla ar didžiausias Lietuvoje spasų vaikų pramogų parko? Antras variantas. Reta moneta, retas konjako butelis. Retas konjako butelis. Briunetė ar blondinė? Šiandien briunetė. Britva ar Harlis? Harlis. Premjero postas ar prezidento postas? Prezidento. Kiek bus 10 po 100 gramų? Litras. Gerai. Tai buvo pasaulio antialkoholikų draugijos parengtas testas, kuris patvirtina, kad jūs esate stipriai linkęs į alkoholizmą. Nes 10 po 100 gramų yra kilogramas, o litras yra 10 po 100 mililitrų. Gerai, grįžtam prie klausimų. Visomis išgalėmis skatinate gimstamumą, kviečiate Alytuje gimdyti, kurtis jaunas šeimas, įrenginėjate naujausias, gražiausias gimdymo palatas. Kada 3?
Po klausimų pasirašo Kudirkos ligoninės akušerijos skyrius. Man tai, kai tu davysi mane, nors matau, kad stengiasi, tada jau aš trečią, gerai? Gerai, sutarėm. Turite 2 vaikus. Tai ar Ąžuolą jau mokote būti meru? Taip, piktokai ir su dideliu nerimu klausimą užduoda Povilas ir Andrius. Jūs Ąžuolą paklauskite. Ąžuolai, ar yra Ąžuolas, čia kažkur mačiau buvo. Ąžuolai ir nori būti meru? Ne, Ąžuolas nori būti influenceriu. Kuo nori? YouTuberiu. YouTuberis nori būti. Esate turbūt vienas aktyviausių merų socialiniuose tinkluose, nenuostabu, nes esate baigęs politikos marketingą, taip, ir tikrai žinote, kaip šitam pasaulyje viskas darosi. Instagramai, Facebookai, kasdieniai postai yra sunkus darbas, taip, jūs pats tvarkote savo socialinius tinklus, ar dirba komanda? Klausia Alytaus rajono savivaldybės komunikacijos skyrius. Tai iš tikrųjų pats tvarkau, tačiau mano auksinės rankos ir žodžiai, ir mintys, ir fotografai yra komanda. Goda sėdė šalia manęs, matau čia. O šiaip ir komunikacijos yra žmonių, nes tu nubėgsi, nenufotografuosi, nenufilmuosi, nesumontuosi, nes tu turi susitikti su žmonėm, bet daug dalykų tai, kas yra sakoma, tai yra 80% gal mano, o jau po to, kaip gražiai įpakuoti, čia geriausias talentas Goda, prieš tai buvę patarėjai, kurie dirbo, tai komunikacija yra labai svarbus dalykas. O jūs veikiate tik Facebook'e ir kituose socialiniuose tinkluose? Kiek bendrai sekėjų turite? Tai Facebook'e net nežinau, nežiūrėjau, maždaug apie 48-49 tūkstančius sekėjų nuolatinių skirtingų. Instagram'e kokie, nežinau, reikėtų net pažiūrėti, kokie apie 23 gal tūkstančius, dar LinkedIn'ą turiu, bet ten mažiau reiškiusi, ten keli tūkstančiai, nes ten platforma visiškai kitokia. Tai bent suma sumarom apie 70 kažkiek tūkstančių, tai pakankamai nemažai. Atsimenat, įsidėmėjot rekordą, kada jūsų video ar postas surinko daugiausia peržiūrų? Ir žinot, visi matė tą mano postą, kuris surinko daugiausiai peržiūrų, tai buvo 4,5 milijono peržiūrų. O, vaikyti. Po to buvo ten 2 milijonai, 1,5 milijono, ten buvo apie gaisrus, apie kitus dalykus. Bet žinot, aš įdomiausia, kad tą video nufilmavau ne aš ir va ten sėdė žmogus Darius Mažeika, jis man atsiuntė tą video, nes jis tuo metu rūkė, kai krito mūsų Alytaus eglutė. Ir visi matėt, kaip jinai gražiai nusileido iš didžiai. Bet jis nerūko. Tai rūko. Tai Darius tuo metu nufilmavo, tai mūsų šitą video pasiėmė net didžiausi pasaulio transliuotojai ir buvo rodomas per visą pasaulį, kaip kokios stiprios vietros ir kaip krenta. Tai Dariau, ačiū tau už tą video, po to sulaukiau 1000 naujų sekėjų. Ar ribojate vaikus nuo telefono naudojimo? Ar kaip tik skatinate, nes tik ten jie gali matyti tėtį visą dieną? Žinot, kai jūs pradėjot klausti, Ąžuolas įsikišo telefoną į kišenę. Tai, žinokit, jau čia neįmanoma riboti, nes, aš manau, jiems kaip narkotikai bandau atjungti internetą, prisijungę, bandžiau uždėti kodus, nulaužė kodus, nes nužiūri, po to bandžiau, žodžiu, daug dalykų, bet jau praktiškai beprasmiška. Čia karta auga, kuri kitokia karta auga, kuriems technologijos, YouTube'as, internetas, TikTok'as yra svarbiausia. Bet manau, kad ateis laikas galbūt ir persivers ir atsiras tikrie tie dalykai, vertybiniai dalykai, kurie bus kitokie. Ar įmanoma į namus neparsinešti to negatyvo ir nuovargio, kurį patirėte darbe? Klausimą užduoda Aurelija C. Tai aš manau, kad vis tiek išeini iš darbo, bandai save išjungti, bet neįmanoma, nes nėra pas merą darbo valandų. Dabar turėčiau savaitgalį gulėti prie ežero arba pakuoti kuprinės, kadangi rytoj išvažiuoju su motociklu į kelionę. Turėčiau tai daryti, bet negaliu to daryti, nes lyg tai čia irgi pusiau yra darbas. Kiekvieną savaitgalį yra daugybė renginių, kuriuos prašo, ar nesvarbu, ar moksleivių išleistuvės, ar dar kažkas, jie daro šeštadienį, jiems patogu ir jie merė atvykti. Tas tokis persimaišęs laisvalaikis su darbu, arba vakare, aš tikėtina, jei kas parašote Instagram ir Facebook'e, kažko paklausėte, tikėtina valandos bėgi gaunate atsakymą, arba pasidomėsiu, arba atsakau, arba žinau ir panašiai. Tai tiesiog susimaišęs laisvalaikis su darbu. Aš taip įsivaizduoju, kad jūs labai daug gaunate tų pakvietimų.
procentaliai, kiek jų galite išpildyti, laikas, jeigu minės ir kiek atsakote, kad ne? Žinokit, pradėjau dabar dažniau atsakyti ne, nes yra prašymai tokie, kurių neįmanoma įgyvendinti, arba jei juos įgyvendinsi, tai jau reikės susitikti už tokios aukštos tvoros vėluotos. Tikrai tų prašymų yra daug, duokit man socialinį nemokamą būstą, duokit nemokamą aikštelę, padarykit tą, trečią. Šitoje vietoje. Tai yra tų žmonių prašymų ir jie įsivaizduoja, kad taip. Ir labai skirtingas mūsų miestas, bet tu tiesiog kažkaip tai bandai laviruoti. Labai įdomus šį klausimą žiūriu. Kodėl jūsų vicemerės, sekretorės ir patarėjos tokios visos labai gražios, kaip iš pieno plaukusios? Klausia Raimonda, Kristina, Lina, Goda, buvusi Agnė ir buvusi Jurgita. Pirmiausia, rinkuosi komandą ne pagal grožį, o pagal protą. Tai visi mano žmonės, kurie dirba mano komandoje vadovų, yra pirmiausiai protingi, o kad gražus, tai gražios moterys, visos moterys yra gražios, tai aš kaip sakau, tai jeigu tikrai gražios, tai atsveria mano ne tokį gražumą, tai jos gražios ir toks gaunasi labai neblogas vidurkis. O šiaip tai kompetencijos yra darbė svarbiausias, nes su grožiu negyvensi ilgai, reikia proto. Ar buvote kada tokioje situacijoje, kai moteris bandė jūs sugundyti dėl darbo vietos? Gink dieve, ne. Tai jūs čia nekaltas, taip sureagavote, lyg jūs čia kaltas būtų, bet jos čia tokios gyvatės. Sakėm, nekalbėsim apie politiką, bet kurgi mes be jos. Ar labai pasilgstate Radzevičiūtės ir jeigu jį grįžtų į Alytų, ar priimtumėte į Socialdemokratų partiją? Po klausimų pasirašo Laura iš Kauno rajono. Tikrai nieko nepasilgstu žmonių, kurie tiesiog skleidė mieste, mano nuomonė, negatyvą, kurie matė, kas yra blogai, nežinau, to kažkokio ieškojo prasto grūdo, bet nematė, kas yra gerai. O žmonės Alytuje mato, kas yra gerai ir džiaugiasi to, kas yra gerai. Dar visai neseniai su konservatorium Juču dainas dainuodavot pas jūs ten sodyboje prieš Ašlykėlio. Jo, ir ar neužkisa, kaip per tarybos posėdžius, tas pats žmogus jums kiekvieno klausimų bando įkasti? Žinot, politika yra tokius dalykas, kad prieš posėdį geri kavą, sako, kad čia viskas gerai, aš biškį pašnekėsiu. Jis biškį pašneka visuomenėje, viešoje erdvėje, o po to vėl tapšnuoja per petį, vėl viskas gerai. Gyvenime aš nemokėjau toks būti. Jeigu negerai, aš sakau negerai, jeigu nepatinka, arba siūlau kažką kitą, o yra opozicija, jos darbas prieštarauti, bet manau, kad opozicijos pirmiausia darbas siūlyti kažką kito. O siūlyti reikia turėti proto. O jei trūksta proto, tada prieštarauji. Čia aš manau taip. Linkėjimai, Andriau. Sakoma, laikyk draugą arti, priešą dar arčiau. Tai Vencius, Jučas ar Labukas, kurį vieną renkatės priimti į savo partiją? Nepriimti varianto nėra. Vencių išmetėm iš partijos, tai jau nėra galimybės grįžti. Labuką tikrai negrįžčiau, nes tas žmogus viską prieštarauja viskam. Ir reikia turėti patirties. O su Andrium manau, kad galėčiau dirbti. Vėl į sodybą. Manau, galėčiau dirbti. Ar dažnai jums moterys sako, kad esate aukštas ir gražus? Klausimą su nerimu užduoda mūsų aistringas žiūrovas Gitanas Nau. Kadangi tikrai ne vieną kartą esu bendravęs su prezidentu, jis tikrai yra gerokai už mane aukštesnis ir gražesnis, tai tikrai nekonkuruoju ir nekandidatuoju, o šiaip tai nežinau, iš moterų komplimentų labai retai sulaukiu, tarp kitko. Tikrai. Reiks keisti kolektyvą, man atrodo. Ką tu padarei, kam tu mūsų tiltą į Alytų uždarei? Šiuos daino žodžius jums skiria jungtinis pirmo Alytaus nuskriaustų gyventojų choras. Visi žinom, kad tuos tiltus remontuoja po 100 metų. Ar tikrai tiltas bus atidarytas rugsėjo 1? Džiaugiuosi, kad remontuoja Alytaus įmonė. Tai įmonė pažadėjusi, kad atidarys, bet šiaip tai paskutinį kartą tiltas tvarkytas 2001 metais ir jis nebuvo kapitalinio remonto, buvo remontas. O šiandieną jau tiltas tiek pavargo, kad reikia pakelti tiltą, pakeisti tam tikrus guolius ir vėl jį uždėti. Tai iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga procedūra. Tiltas ledo lytis muša, jis dėvisi. Tai labai tikiuosi, nes ir man pačiam nepatogu, ir tūkstančiam alytiškių žmonių nepatogu, bet gerai, kad šiuo metu dar yra vasara, dar vaikai nevažiuoja į mokyklos darželius.
Tai šiek tiek turim ir žmonės atostogauja, šiek tiek turim lengvumo, bet labai tikiuosi, kad rangovas padarys darbus laiku. Man dėja, aš daryčiau, galėčiau pasakyti save, bet yra, kaip pastebėjau, ir politikai, ir statybininkai, du yra tie, kurie galvoja. Tai kurie daugiau nežinau. Ką mums galvoti? Ką tu padarėjai? Dariau, ar mėgstate grožio procedūras? Jaunystėje labai mėgdavote dažyti plaukus kosmiškai, ten auskarai. O kokius dabar grožio salonus lankote? Klausimą užduoda Nerijaus Cesiulio jaunystė. Ne, tiesiog į salonus neinu į sporto klubą, kuris man tikrai pakelia ir nuotaiką, sveikatą ir emociją ir pailsį aš sporto klube. O į grožio salonus nereikia eiti ir taip gražus. Turite tatuiruotę? Ne, neturiu tatuiruotės. Ar esate buvęs nudistų pliaže ne kaip žiūrovas, o kaip dalyvis? Po klausimų pasirašo nudistas Rimgaudas. Ne, nesu buvęs nudistų pliaže kaip dalyvis. Šiaip tai esu buvęs Alytaus nudistų pliaže. Ir tarp kitko įdomus atvejis, praeitais metais mes įsteigėm tą nudistų pliažą, nes labai žmonės prašė to. Žinot, šiais metais pavogė ženklą nudistų pliažas. Tai nežinau, kur įdės žmonės, sėkmės jiems su tuo ženklu. Tikėtina, užsakėm naują, kiek žinau, tai artimiausiu metu vėl atsiras ir tie žmonės galės degintis naujai, jei jiems taip faina ir gerai. Soliariume esate kada nors buvęs ar deginęsis? Tarp kitko esu buvęs ir XXL soliariumus ir kažkada jaunystėje, kai mažiau saulės buvo ar kai norėjau būti labiau įdegęs, dabar turiu galimybę įdegti ir vietiniai saulėje ar kažkur užsienį keliaudamas, tai nereikia kol kas, bet XXL soliariumai pakankamai geri. Tai va, tai XXL Sun Solariumų vardu ir Viviveik parko vardu mes jums dovanojame dovanėlę, dėkojame labai už pokalbį, tik primename, kad turbūt ją reikia deklaruoti, kad paskui nebūtų problemų, kaip Paluckui ten kur ir kokią vietą deginotės, tai arba sakom tada, kad čia ne jumo, o jaunai varganai šeimai auginančiai 2 vaikus ir gyvenančiai daugiabutį priešais sporto rūmus. Perduokit, prašom perduokit. Ačiū labai. Ačiū labai už pokalbį, aplodismentai merui.